šiandien labai pervertintas malonumas ir laimės sąvoka pakeista malonumu. Kūno lygmenyje tai yra dopaminas, hormonas ir serotoninas. Laimės hormonai. Taip, dopaminas arba malonumas visą laiką priklauso nuo išorinių veiksmų, bet susiję tik tai su vidiniais procesais. Tai yra virškinimas ar kažkokie kiti dalykai. Bet tie veiksmai yra, pavyzdžiui, kazino, pornografija, narkotikai ir arba ten šopogolizmas, kiti dalykai, kurie veda netgi į priklausomybės. Malonumas visą laiką trumpalaikis ta prasme, kad mes priprantame ir po to mes jau nesugebame pajausti tiek stipriai to malonumo. Jisai lyg išblėsta ir mums reikia vis daugiau ir tai veda prie priklausomybių, tame tarpe ir prie narkotikų. Laimė su laiku pasidaro tik tai stipresnė. Mes lyg laviname sugebėjimą jausti laimę. Malonumo aspektų mes dažnai pradžioje jaučiame kažkokį malonumą ir po to tai veda prie kančios. Su laimės atveju dažnai būna taip, kad mes turim įdėti pastangų pradžioje, kad pavyzdžiui gauti pripažinimą, kad sukurti laimingus santykius. Ir tik tais po to mes galime mėgautis tuo, ką mes sukūrėme. Žmogus būna pasimetęs, jo visą laiką dėmesys išorėje, o mes jau prieš tai daug kartų kalbėjome, kad tai yra apie stresą. Ir tuomet jisai ieško būdų numalšinti tą stresą primityviausiomis priemonėmis, užsimiršti. Tai šiaip dažniausiai tas prasideda alkoholis, pornografija, kažkoks šopogolizmas ar ne, prasideda nuo kokainas. nekaltų dalykų, prasideda nuo cukraus. Nuo cukraus, nekalto cukraus. O cukrus iš tikrųjų yra alkoholis. Poveikis praktiškai organizmo žalos prasme praktiškai panašus.